išvykome į varžybas. Pagrindinis Robinsonadą Adventure Team komandos tikslas yra, žinoma, įveikti trasą. Varžybos bus, kurios užtruks 6 dienas, o patirties tokios kaip ir neturim. Mums yra tiesiog iššūkis, tai yra mes pirmą kartą tai bandom. Laukiam kiekvieno pirmo žingsnio, nes tai bus tikrai kiekvienas naujas potyris. Labiausiai bijau miego trūkumo, labiausiai bijau šalto vandens. Mūsų komandai įsiliejo Latvija, tai yra mergina, kuri turi pakankamai patirties, manau, ir multisporto rungtyse, ir plius jie yra profesionali sportininkė, dalyvauja dviračių MTB varžybose. Svajūnas yra puikus orientacininkas, Dainius mūsų kaip komandos kapitonas yra idėjinis vadas, o aš tai laukiu savo išbandymo. Šiek tiek pravažiavom, nors ir sunku buvo, bet jau atsigavau. Dabar pėsčiųjų etapas, 6 valandos laukia. Pereisim viršūnėlę vieną, paimsim punktą ir sugrįžtim į sekantį etapą. Keliaujam toliau. Ačiū komanda! Ačiū! Išeinam dabar į ilgiausią pėsčiųjų etapą. Turėtume grįžti po 30 valandų. Dabar yra naktis. Be 10:03. Trečia naktis. Šviesu, gražu. Miego dar nesinori. Šią naktį tikriausiai nemiegosim. Kitą naktį jau teks numigti. Šiuo metu esam 9. Lipame ant kulnų, keletai komandų visai šalia, nuotaikos geros, skubam pirmin.
pretty good right now, but it's been this stage especially has been very hard. But we have pretty good energy and we hope to make it in some more hours, and then we will try to sleep a bit before we go on the long mountain bike for the ferry. But everyone is feeling pretty sore but still positive, so we're gonna make it. Up and up all the time, up and of course down, but no, we will climb up there. Yeah, nice. Aukštyn žemyn, nuo vieno fjordo į kitą. Sunkus buvo mums paskutinis etapas. Turėjom išveikti 1, 2, 3, 4 viršūnės. Есть черный хлеб? Tai šiek tiek, aišku, reikia specialus pasiruošimo, kojos, keliai šiek tiek įtempimai vieniem ar kitiem daugiau mažiau nelaikė, tai tempas nukrito paskutiniame etape. Grįžom dabar šitą, pailsėsim, pamiegosim ir važiuosim rytoj į dviračio etapą. Vakar po pietų atėjom į sekantį kanojo etapą. Gavome kanojas, bet pradėjus plaukti tokia upė labai plati, vos ne kaip jūra, ir išpriešinis vėjas tokias bangas pakėlė, kad net lūžo. Baltos bangos buvo, tai neįmanoma plaukti buvo, tai visą naktį praleidome ant akmenų. Tarp 2 akmenų už baidarių pasistatėm stogą, susisukom į pirmos pagalbos užvalkalus. Taip ir praleidom visą naktį. Šilta, гера не было. Еще можно улыбаться. Так что все хорошо. Пошли.
Šiandieną labai džiaugiamės, kad įveikėm patį sunkiausią mūsų manymo etapą. Šios dienos didvyris Marius, kuris visgi sugebėjo įveikti šitą etapą, nes labai bijom dėl jo kojų, kad jie nepavyks mums jo įveikti laiku ir užbaigti visų varžybų, bet įveikėm šitą etapą greičiau negu tikėjomės ir varžybas šias visas užbaigsime dabar. Truputėlį reikia atsigauti. Dabar įspūdžiai pasislėpė po nuovargiu ir miego trūkumu. Gražu gan buvo. Kaip? Gražu buvo šitą metą. Nu, nepamenu, matyt buvo. Šiaip nebuvo, iš tikrųjų, gražių vaizdų ir šiaip tikėjausi, kad bus sunkesnis etapas. Žodžiu, pakankamai lengvai pavyko. Paskutinį etapą išvykstame. Geros nuotaikos, pailsėję, išsimiegoję. Turim grįžti spėti laiku. Susitiksime Pitėjoje. Это был этот этап самый, от кого я боялась всего больше. Ну, когда я увидела лодки, этот водопад, меня уже лучше стало. Все будет отлично. Jo, 10 sekundžių dabar. Ačiū. O dabar kaip bus, duotum koją. Tik ką praplaukėm antros plius kategorijos slenkstį. Buvome antra komanda, kuri plaukė per šitą slenkstį ir ryžosi plaukti. Ne visi sėkmingai, pavyko tik man sveikam sausam išlipti. Visi kiti išsimaudė. Tai linksma labai, prablaškė miegus, plaukiam toliau. Dabar krioklys yra upėje, tai per jį nutarėm sėkmės nebandyti. Sakė, galim užsimušti. Tai tenka truputį persinešti. Алло! Sea and the river, it was just so big waves. In the water. And we had to paddle almost everything. Yeah. Nice. Yeah, good. Džiaugiamės sugrįžę, įveikė trasą. Planavome šiek tiek greičiau, bet įvyko kaip įvyko. Paskutinės minutės gamta mums nepagailėjo džiaugsmo viso, tai labai laimingi sugrįžę. Baigėm, įveikėm. Sunku buvo. Nugalėjom, ne? Trumpai ir aiškiai, važiavam veikti, pabandyti. Padaryti pavyko,
Džiaugsmingai, grįžom laimingai. Visko buvo. Nuotykių buvo. Gerai. Verta buvo. There's something in finishing, and if it's really good, you have feeling, you have whole field, and after this you have again nothing, and it means you can get new target, and you can fill it again. Perfect. Race is nice and excellent. The weather all the time was against us, or it was to make it more and more harder. And actually we did it, and we're happy.